Labas rytas. Mūsų nama, kur mėgojom. Virtuvintą. Biškai neišsivalėm, biškai šiukšlių palikti. Išmesim. Aš jau susikroviau daiktus. Ramūnšteku pranugarį kraun. Tur kastų. Nežinau, kodėl pasiėm. Manim laidojat norės, sakau. Nu, Ramūn, pasakau, kaip šiandien važiuosim. Šiandien važiuosim ilgą, įdomią. Ir žodžiu, nuotykės turėtų būti iš manau. Suprasim. Čia tas Švedijos, tai vis tiek įdomumų turėtų būti. O ką reikėtų kastų naudoti? No. Nes bus be reikalo atsivežęs. Nu, šitą susidėjai. Tur vaistinėlį. Reikalingas dalykas. Du kirvius. Vien muni paėm. Saktų, čia nemėgos, aš čia vienas nedarys niek. Švedai malkom nepasirūpin. Vien didelį, vien mažą. Man daug didesnį, leip storesnį skapuoti. Nu, vien žodžiu. Taip, žuvis dvi pagavom, bet paleidom. Pagalvojom, kai per didelis įved nesuvalgysiau. Tiek daug, tai negaudėm, nevirėm ir nekepėm. Gerai, žiūrėkit, kas bus toliau. O čia žmogus keliauja iš Prancūzijos. Офигеть. Have a nice trip. A tu nepastatė kojelį? Nepastatė kojelį. Tai nevirsk nevažiuodams. Nevirsk nevažiuodams. Pastatė. Nu va, užvažiavom kalną, pažiūrėti matos Lietuvą, nelaba. Atvažiavom su Ramūniu. Naktis jau beveik. Gyventi neturėjau kur. Gilsi beprotiškas. Visur pelkis ir akmenis. Palapėn pastatyti niekur. Žodžiu. Temst. Ten kažką gal į būtum, bet čia neprabrėsiam, nes gilis per gilus. Žodžiu. Važiuosim ant kelį, pasidarysim palapėn.